Saulėgrąžų daigai pagal mūsų tautietės Ann Wigmore mokymą yra pats naudingiausias augalas žemėje. Tiesiog saulėgrąžų daigus mes turėtume valgyti nuo rudens iki pavasario, tol, kol atsiranda laukiniai augalai arba mūsų vietiniai žalumynai. Mes neturim kito pasirinkimo gyvendami šitoje klimatinėje zonoje. Ir tai yra labai svarbu suprasti. Ir aš tai sakau paprastai, sveika mityba be saulėgrąžų daigų Lietuvoje, mūsų klimatinėje zonoje, yra tiesiog neįmanoma. Už tai, kad kokių daržovių dabar arba kokių žalėsių dabar sausio mėnesį mes galime rasti. Tai yra kažkur Olandijoje šiltnamiuose išaugintos pramoninės salotos arba špinatai, arba Lenkijoje išauginti. Mes nežinom nei kas išaugino, nei kaip išaugino. Auginkit saulėgrąžų daigus patys namuose. Jeigu neturit tam laiko ar sąlygų, tada galite nusipirkti. Lietuvoje šiuo metu yra daug saulėgrąžų daigų augintojų, kurie siūlo šitą puikų produktą būtent išaugintą namuose, išaugintą mūsų čia prieš porą ir nuskinta greičiausiai iš ryto. Mes, tarkim, irgi auginame saulėgrąžų daigus ir parduodame juos žmonėm ir mes nuskinam saulėgrąžų daigus iš ryto ir jau per piet visi Lietuvos žmonės, kurie iš mūsų nusiperka saulėgrąžų daigus, gali rasti juos. Mūsų puslapis, kuriam jūs galite rasti saulėgrąžų daigus, yra gyvasismaistas.lt ir tam puslapį gyvasismaistas.lt jūs rasite telefoną, pasiskambinkit, mes atsiunčiam visus Lietuvos kampelius visiems norintiems.